Nu, va, išsiųstam rado, kam rašo. Jo, matau jau. Mhm. Matai ir tą? Oi, pasižiūrim, neužkraunam dar. Taip, rodo. Rodo. Galim sveikinti. Nu, labą vakarą, galim sveikintis. Legaliai. Viešai. Jo. Labas vakaras visiems, kas žiūrės. Jo, labas vakaras. Malonu, Sonata, tave vėl matyti čia pas save. Man sveika atvykus į mano erdvę, mano profilį, namus pas mane į svečius. Smagu, smagu ir man. Ačiū, kad vis sutinki šitom avantūrom. Smagios tos avantūros realiai. Iš tikrųjų pakalbėti apie mum aktualias temas, apie mintis, apie tuos jausmus, kai mes esame abejonėse ir dviejonėse, o dar kai pasisuka mūsų mintis ar tos situacijos apie santuoką ar santykių nutraukimą ar gelbėjimą, ką daryti, kaip daryti, kur daryti, ar iš viso teisinga, ar nesuklysiu, ar ir visokių tokių klausimų mums kyla, ne? Nes mes gana daug žmonių susiduriam per gyvenimą, kai labai supykstam ar dar kas nors atsitinka, kad pradedam dvejoti arba ta mintis šauna į galvą, ne? Arba jeigu santykiai tokie konfliktiški ir kas nors nesiseka, tai ir vėl tos mintis mums pareina, ne? Aš manau, kad pas daugelį jos vienokia ar kitokia forma, ypač kai praeina tas pirminis etapas ir dingsta tie drugeliai, kaip aš vadinu, tai aš dar. Dar galiu filmų prisistatyti. Nes galvoju, pradėsiu kalbėti, bet noriu pasakyti, kodėl taip kalbu, žinai. Tai ar leisi tavo namie man prisistatyti? Jo, prisistatyk, aš taip, žinai, tokia visada smalsi, man iš karto prie esmės, be viso kitų, bet jo, prisistatyk. Ne, aš kodėl norėjau prisistatyti, kad, iš kokios aš pusės labiau noriu apie tai pasidalinti iš savo klienčių patirčių. Tai aš esu Sonata, ačiū Vilma už pakvietimą, kaip sakai, savo namus. Esu intuityvioji mentorė, moterų saviugdos mentorė ir būtent dirbu su to moteriam, kurios patiria savo santykiuose tą tokį išsidalinimą, nuovargį, kurios jaučiasi būtent nusivylusios, nesuprastos, vienišos, kurios, kaip man vienam pokalbį taip gražiai pasakė, bet dabar nepamenu, kai noriu viską valdyti, visą kontrolę, turėti visą jėgą, visą galią, į tą santykį tokiu, labai tokiu ryžtingu, gal sakyčiau, žingsniu įžengusios ir laiko 4 ar nedaugiau tų namų kampų, jeigu padarytumėm. Ir vat būtent su šiom moteriam dirbam ir aš jom padedu atrasti va tą gyvenimo iš naujo tą džiaugsmą, vidinę ramybę ir tą meilę savo ir tuo pačiu ir tam savo partneriui. Tai ir va tas dvejonės ir pas tas mano vat moteris iš tos pusės ir ištinka, kad jos jaučiasi tame santykyje kaip moteris neišgirstos, nesuprastos, pavargusios, nusivylusios. Bet žinoma, jos tai ateina ne per vieną dieną prie šito taško. Ir kas jom pačiom skaudžiausia būna, kad ten 17 metų kartu, 20 metų kartu, dar kažkiek ten tų metų kartu. Ir tada tarsi viskas griūna. Tarsi viskas griūna ir tada joms sunku tampa suvokti, ką toliau daryti. Nes lyg tie metai dar laiko būti tame, bet lyg iš emocinės tos būsenos visos susikurto to rato, netgi tokio kaip švilpiko dienos, kur tu eini ir atrodo pabaigos nėra. Jos jau supranta, kad kažkas čia ne taip. Ir va tada ir kyla tas klausimas, tai ką daryti?
likti ar išeiti iš tų santykių, kas irgi nėra taip paprasta. Tai va, norėjau šitą tokį prisistatymą savo pasakyti pirmą. O tavo klausimas buvo? O mano klausimas yra tai iš kur kyla mūsų abejonės, iš kur, nuo kur pradėti va teisingai pasižiūrėti į tai, nuo kur teisingiausia realiai pradėti žiūrėti, kai jau mums yra ta situacija, kai mes pradedam galvoti apie skyrybas ir mes matom, kad mes, nu, va taip va, einam link skyrybų, santykių nutraukimo ar dar ko nors, nuo kur pradėti va taip nelogiškiausiai, bet nuo to taško visam tam chaose ir pasimetime, nes minčių tai milijonas, jausmų tai tikrai nėra daugiausia teigiamų jausmų, nuo kur atsispirti, pradėti va taip į visą tai pažiūrėti. Kokie tavo patarimai? Kokios mintis, kaip ten? Tai visų pirma, mes į tos santykius, kai įeinam, ypatingai mūsų kartos, taip grubiai pasakysiu, tai mes jį ėjom dažniausiai visos iš to trūkumo tokio. Įsivaizdavusios, kad tas vyras, jau taip mane mylės, jau taip išpildys tam tos mano norus, svajonės, man duos tą visą artumą, ten švelnumą, viską, ką aš dažniausiai negavus esu iš savo tėvų. Su tuo tokiu trūkumu, kai mes įeinam, tai ką mes prisikuriam krūvas lūkesčių. Tie lūkesčiai, jie tiesiogiai sukurti žlugti. Nes mes nežinom, ar tas vyras gali tiek atliepti, ar negali, ir greičiausiai jisai negali, nes tas toks trūkumas būna giluminis kitur. Bet ir apie tą meilę sau, kai mes kalbam. Ir tas taškas toks ateina, kad reikia apsispręsti, ar aš toliau reikalausiu iš to vyro, kad tu vis tiek pildyk tos mano lūkesčius, ar aš priėjus tą tašką, kai jau svarstau, nebežinau, kas čia vyksta su to santykiu, tas minčių chaosas nesibaigiantis, tas gyvenimas jau visai nebemielas, jau nieko ten džiaugtis nebeišeina, tas santykis nedžiugina, tas vyras vis tiek nepadaro laimingo, nors dar vis tikiuosi. Ir vis tikiuosi, kad jisai kažkaip pasikeis, o jisai nesikeičia. Tai jeigu tai atsipažįstat, kad vis dar kažko tikitės iš vyro, tai užduot savo klausimą, tai gal jau man verta į save pasižiūrėti, gal jau man nebe išorėje ieškoti tų atsakymų, o galgi vis atėjo tas momentas ir tas toks, nemalonus vis tiek periodas, kai tu jau nežinai, ar tą santykį laikyti ar nelaikyti, toks, vis tiek jisai sukrečiantis emociškai yra. Tai gal tas šansas ir duotas, kad nustot gyventi tiesiog automatu iš to įpročio ir gal jau tai yra žinutė, kad pasižiūrėt, ką aš turiu čia viduj ir ką aš galiu su tuo padaryti. Tai vienu žodžiu atsigręžti į save ir pradėti nuo savęs, o ne nuo partnerio, ar ne? Pabaigti kaltinti partnerį. Mes galim kaltinti toliau, bet tai prie ko tai ves? Tai ves prie dar didesnio nusivylimo, prie dar didesnio to tokio emocinio, to tokio išgyvenimo, kad tu vis tiek to negauni. Ir galiausiai vis tiek turėsi galiausiai pasižiūrėti, kas čia yra. Gali išeiti kitus santykius, vėl tą patį kurt. Bet ir vėl kituose santykiuose vėl tą patį tašką greičiausiai prieisi. Vis tiek turėsi giliau pasižiūrėti. Šiaip labai patogu iš tikrųjų galvot, kad čia kitas kaltas. Nes tada tokia kaip ir atsakomybė nusiėmė.
kaip ir nereik ten giliai save žiūrėt. Nu, kaip ir skauda dėl tų santykių, bet tuo pačiu ir, nu, čia jisai vat blogas, čia vat lūkesčiai, neįvardinė lūkesčiais, tiesiog vat nesuteikia to ir gali apsimest, kad čia vien tik jisai kaltas. Arba gali amžiais tikėtis, kad gal jisai pasikeis, bet dažniausiai viskas toliau taip pat rutuliuojasi ir prieini vis tiek dar po kažkiek laiko vis tiek tą patį vėl tašką, į kurį turi sugrįžti. Tai čia jau pasirinkimas, ar nori greičiau tai padaryti. Ir kadangi to jau vis tiek tokia situacija duota, tai nu ne šiaip savo jinai duota, ar gali dar palaukti ir dar po kažkiek laiko ją sugrįžti. Tai čia tiesiog toks apsisprendimas, kaip tu nori. Ar greičiau susikurtą savo versiją ir gyvenimą, apie kokį svajoji, ar eiti tuo ilgesniu keliu. Ir prieiti tą pačią duobę, vėl kristi, vėl ropotis ir vėl kristi. Bet tos sąlygos išeiti iš tos duobės, ar ne, jos būna dar labiau komplikuotas, nes kiekvieną kartą įkrentant jau tu prisikuri prieš įkrentant visokių dalykų, visokių emocijų ir minčių ir Taip, nusivėlė daugybę kartų. Ja. Žinoma, nėra lengva, ne, Vilma, tai pagalvojus, nu prisirišia, atrodo, prie to žmogaus, prie visko. Ir tas prisirišimas, jisai irgi toks emocinis patampa. Tu lyg ir suvoki, kad, nu, vat, jau ir kažkas čia nebegerai ir nenori daug ko matyti. Bet, vat, tame ir yra tas šansas duotas, kad, nu vis tiek pasižiūrėk, jeigu jau tai vyksta su tavim. Ir tas iš tikrųjų galingas yra dalykas. Nu, kaip galingas. Kai tu imi ir atsisuki į save pačią. Jeigu, pavyzdžiui, aš sakau, jis manęs negerbė, ar ne, mano vyras, taip, toliau panašiai, bet tada pagalvoti, ar aš gerbiu save. Jeigu aš leidžiu savo, va tame gyventi, kentėti, ar ne? Taip. Arba jis, mums atrodo dažniausiai, kad yra lengviau, kad kitas pasikeistų. Bet kitas irgi lygiai taip pat, kaip ir aš galvoju, kad būtų gerai, kad jinai pasikeistų. Būtų taip paprasta ir taip lengva, ar ne? Nu, tik pasikeisk ir gyvenimas bus man patogus. Ir jis tą patį realiai galvoja, kad tu pasikeisk ir gyvenimas patogus. Aš žinau, kaip gera. Žinai, tos dvi tiesas, kai tu matai vienodai stipriai iš savo pusės, o jisai mato vienodai stipriai iš savo pusės, ar ne? Bet realiai va čia ir yra ta atsakomybės prisiėmimas, nes jeigu tu keisies, tai ta ant tavo antra pusė automatiškai gaus tą pokytį. Nu, nes neįmanoma vėl būti tame pačiame, jeigu tu jau keitiesi. Ir dar čia vat yra momentas, kad ne visom tom antrom pusėm ir patiks tas tavo pokytis. Ne visi tie partneriai norės su tavim eiti tą pokytį. Tai vat toj vietoj irgi yra toks, kad nu visaip gali būti. Šitoj vietoj nieks garantijų neduoda, kad jisai norės iš paskos eiti ir kurtis tą gyvenimą, nu iš tikrųjų geresnį. Tai tas pokytis, jo, jisai automatiškai vis tiek vienam pradėjus, nusėmus tą pingpongo, nebežaidus, prisėmus tą atsakomybę, kad viskas, kiek galima, ne? Tai va tame irgi yra, kad nebūtinai jisai norės, bet palies. Nebus taip, kad tu viena keitiesi ir viskas tas pats. Tiesiog gyvenimas, jisai, automatiškai kitaip pradeda, ne automatiškai, tiesiog tai susiję, pradeda kitaip jisai dėliotis. Ir šitoj vietoj, jo, tiesiog reikia žinot, kad arba bus labai gerai ir tie pokyčiai tik į gerą kiporai bus, arba gali būti visai, bet tai irgi reikia priimti, nes kiekvienas turi teisę pasirinkti, kaip jam gyventi. Jo, va tas, žinai, man reikėjo laiko suprasti realiai, kad į tą pokytį eiti, tai jo, jeigu aš einu, keičiuosi, darau tą pokytį,
tai aš prisiimu tą 100% atsakomybę. Bet kadangi aš einu į pokytį dėl to, ką mums būtų geriau, ne ką man būtų geriau, tai nereiškia, kad aš einu į pokytį, dabar santykius ignoruoju, pamirštu ten vyrą, pamirštu vaikus, pamirštu pareigas, pamirštu darbus ir neriu visą galvą į pokytį tik aš viena. Juk tai, nelogiška. Vis tiek tu gyveni santykiuose, tu keitiesi, tu šnekiesi, tu žiūri, kaip keičiasi aplinkui, taip toliau panašiai. Ir jei tas žmogus duoda tau ranką, pasiduoda, ar ne, tai vadinasi, yra dėl ko tą santuoką išsaugoti abiem santykius, ar ne? Bet, Taip, bet jeigu jisai pasirenka kitaip, tai tada tu su ta pačia meilė, jeigu tu tikrai myli nuoširdžiai, atvirai tą žmogų ir tu tiesiog supranti, kad jeigu jam gerai yra be manęs, jeigu jis gali susikurti gyvenimą geresnį be manęs, ir mum abiem gali būti gerai atskirai, geriau negu kartu ir nieko nedarant, toj pačioj kančioj gyvenant. Ar ne? Ir tada taip, Ir tada ir vaikai iš mūsų, pavyzdžiui, iš mūsų moterų ir vyrų, iš santykių, iš tėvų mokosi jie to pačio modelio. Ir jie tai atkartoja savo žodžiuose, savo elgesį, savo net pasaulio supratime. Tai, taip. tai Tiesiog va dėl... jo reikia tą suprasti, ne Vilma, kad pokytis visus palies. Mm. Bet tai irgi, tai ir va taip. Tai ir yra tokia, aš sakyčiau, žinai, kaip aš tai suprantu, tai yra tokia vertybė, ne vertybė, bet tai čia yra iš meilės savo pačiai ir kitam, kad nesusinaikinti, žinai, nei savo sveikatos, nei kitam sveikatos, nei santykių, nei emocijų, nei ligų kartu įsivaryti, bet tiesiog išdrįsti pasižiūrėti, nusimti tos rožinius akinius, kai užsidedam mes, kada mums patogiai, kada mes nenorim matyti, ir pasižiūrėti, aš turiu tai ir tai. Ir aš noriu gero, laimingo, darnaus, ramaus gyvenimo. Noriu mes abu būti laimingi, vertinti vienas kitą ir tiesiog harmonijoje ir darnoje gyventi. Taip. Tiesiog jo tas toks, kad taškas, užsifiksavimas, kad tie pokyčiai visus paliečia. Ir dar toks, kad kai jau pajauti, tai kai įeini, tai atgal grįžti nenori jau. Nes tu žinai, kodėl tu tai darai, tu gali jau palyginti, kaip tu prieš tai gyvenai, kaip tu dabar gyveni, kaip tu keitiesi, kai tu atrandi tą vidinę ramybę, džiaugsmą, kai tavo mintis aiškios, ramios, kai tu jas valdai, kad tu nebeatsiduodi tam gyvenimo chaosui. Ir tiesiog šitoj vietoj reikia suprasti ir priimti tą, kad jeigu nenorės ta antra pusė eiti iš paskos, ne, kaip vaizdžiai pasakius, tai tiesiog tai reikia priimti. Nes reikia suprasti, kad ir jam nelengva tame būt, kad ir jam nelengva tame pokytyje gyventi. Tai tiesiog su tuo tokiu, kad už save prisėmus atsakomybę eiti tai. O kitam žmogui irgi suteikti tą laisvę eit kartu arba neit. O ne kontroliuoti ir būti prisirišusi, ar ne? Nes priverst mes nieko negalim ir to net nereik daryt. Nes, kiekvienas mes turim tą laisvą valią, ne, ir tą galimybę pasirinkti. Labai smagu, kai išeina pasikeisti visai tai porai, ne, atgimt, aš kaip galėčiau pasakyti, visai kitokią kokybę gyvenimo, patirti visai kitokią santykį, kai ypač tos, kur mėgsta kontroliuoti, kai tau nebereik nieko kontroliuoti, kito vyru, kai tu atsiduodi tam tokiam buvimui, tiesiog ėjimui kartu.
Ir tam vyrui visai kitaip pradeda sektis, kada jo moteris ten nebe kaip kokia konkurentė, žinai, kai nebe du vyrai po vienu stogu, žinai, gyvena, o kai moteris gali toj moteriškoje energijoje, būtame laisvume, toj tokioj meilėj, ramybėj, tai visiškai kitokis santykis gali užgimti. Tai nepalyginama O yra. koks santykis? Gal tu turi pavyzdžių, koks santykis gali užgimti, kaip tai gali jausti? Tai aš ir sakau, visų pirma, pasikeičia ypač tos, kurios mėgsta kontroliuoti, ne viską sužiūrėti. Tai pasileidžia tą kontrolę beprotišką. Ir tu gauni laisvę tiesiog vat, būti, kaip sako, tuo vedimu, tą visatos ar Dievo, nežinau, ar tiesiog su pasitikėjimu priimti, kad tu neprivalai vieną visų kampų laikyti, kaip pavyzdys, tu neprivalai ten vieną visų ten pinigų uždirbti, tu neprivalai vieną ten, nežinau, visų ten vaikų ten pareigų prisimti. Kai tu paleidi šitą, tiesiog, vat, kai gali įsijungti tą moterišką lengvumą, tai tokia našta nukrenta, kad tu tiesiog, vat, tu turi realiai tada partnerį. Tu turi, vat, nu, vat, kaip vyriška ta energija, ne? Kas yra vyriška energija, kuri pasirūpina, kuri tokia globojanti, kuri tą mamutą tas parneša, ne? Tai vien va šitoj vat vietoj labai stipriai viskas pasikeičia. Ir kas moteriam vat įvyksta, kai dar pasikartosiu, kad gali jos pagaliau tą savo moteriškumą išleist. Kai tau nebereik visko sukontroliuot, kai tau nebereik bakštyt pirštų, kad va čia ne taip padarei, čia ne taip padarei tenais, arba pasislėpt darbe, kai turėjau tokį pavyzdį, kad neina namo, kad nesusitikt su to vyru, žinai, tai iki kiek vat jau viskas blogai, kai tas santykis jisai atviras palieka, kai tu gali dalintis, bet tuo pačiu ir pati priimi kito jausmus. Tai iš šitos pusės labai stipriai tas atvirumas, kai atsiranda, kai nebelieka tos kažkokios konkurencinės, netgi vos ne kovos, kas čia ką sureguliuos ir kai gali pasitikėti iš tikrųjų tiek savim, tiek tuo žmogum, tai labai stipriai pasikeičia. Atsiranda saugumas, aš girdžiu saugumą. Nu, vat kam ko trūksta, ne? Jo. Kam ko trūksta, bet vien tas, kad tu gali moterim jau būt, žinai, tą lengvumą įsileis, nes nu be proto sunku yra, kai tu viską nori sukontroliuot, kai tu visas tas pareigas, atsakomybės išsidalini ir čia tu jau turi iš tikrųjų tą partnerį, kai tau nebereik visko vienai prisiimti, kitą pasitikėjimą jo įgauna, nu va tas toks atsiranda, ta bendrystė tokia. Tarsi tie du poliai vėl atsiranda, ne? Vyriška, moteriška. Ir jo, tai saugumas. Čia skamba, žinau, gerai. Ramybė, tokia darna, žinai, ir atsipalaidavimas. Taip, nes tai kas yra moteriška energija, ne, Vilma, dar tu pasidalink, kaip tu matai, tai vat, taigi ir yra, ne, atsipalaidavimas, tas lengvumas, tai... Jo, leidimas būti, žinai, savimi, kad tu gali atimti, nu, ir nusišnekėti, ir žinai, nu, kaip nusišnekėti, ir būsi priimtas, ar ne. Arba kad tu gali leisti ir patingėti, kad čia, žinai, nieko tokio. Ir tiesiog viskas automatiškai ima ir susitvarka. Taip, tas... Kai tu gali net leisti savo, žinai, norėti paprastų, nu, bet kartais galbūt net, žinai, tų tokių blondiniškų, žinai, dalykų, bet tu tai gali leisti, nes kai tu visada gyvenime buvai pripratus, pavyzdžiui, aš, ne, visada gyvenime buvau pripratus kontroliuotis, būti protinga, daryti tą, daryti aną, nebūti kvailesnė, taip toliau. Čia dabar, pavyzdžiui, jeigu taip yra, ir viskas gerai, ir pasaulis nesugriūva.
Ne, ir dar ką norėjau pasakyt, ir tie vyrai tada ir lepint labiau pradeda, ir ten tas gėles labiau dovanot, ir stengtis, ir finansinė ten ta padėtis, nu, viskas tikrai Mhm. keičias, kai susistato į tas vietas, nu, galima taip pavadint. Kai leidi vyrui tą mamutą iš tikrųjų parnešt. Ir ta Mhm. meilė, ir viskas į kitą tą tokį lygį, jinai, sakyčiau, išeina. Jo, nes tada ir vyras tampa toksai labiau savo atsipalaidavęs savo roliai. Ir žinai, aš manau, kad tai, tai yra taip pasikeičia tiesiog požiūris. Į tos, tie patys dalykai išlieka, bet tiesiog pasikeičia požiūris. Taip, Ir tada ir lengviau pasidaro abiem. taip, taip. Susistato, sakyčiau, susistyguoja viskas į savo tas tokias vietas. Kaip ir vat paminėjai, kad konkurencija, kažkas kvailesnis, kažkas gudresnis, vat nebėra to tada. Tiesiog va ta bendrystė, palaikymas, tas supratimas, ten, nu, aš nesakau, kad tada nepasipyksti visiškai ten, ar ten nėra kažko tokio, gyvenimas jisai vis tiek vyksta. Bet viską kitaip vat priėmi, nu, kaip ir sakai, požiūris, suvokimas, vertinimas, tas kitoks jisai, per kitą prizmę kažkaip taip, nebėra tų gal tokių ego, ne, žaidimų, va, čia aš būsiu protingesnė ten, ar dar kažkokia ten kietesnė, geresnė, ten, nu, toks dingsta tie tokie. Jo, ir žinai, man atrodo, va per tuos pokyčius, ar ne? Mes sakom, pasikeičiam. Žinai, man toks jausmas ateina, kad mes subręstam. Nu, bet žiūrėk, būna ir daug Supranti, metų, bet nesikeičia, tai tas subrendimas, nežinau, vat ar visiškai tas žodis, ane, nes vat gali 60 metų būt ir tame gyvent. Tai kas čia sielos nebent kažkokia branda. Nes vien tas subręstam toks atrodo lyg prie amžiaus pririštas, bet nebūtinai tai. Nu, va, matai, aš kaip Danijoje gyvenu, yra toks žodis kitoks, daniškas toksai. A, Sprendimas yra, viduje aš subręstu kaip asmenybė. Žinai, va, vidinis tasai toks. Ir augimas gal ane labiau tiktų. jo, tas augimas, va, o vidinis augimas, va, tas vidinis brendimas. Emocinis intelektas galima galbūt Taip, įvardinti, žinai. taip, tai irgi dalis Ir yra emocinė. jo, nes tada, žinai, aš žinau, kad tai yra meilė, kad tai yra taip ir taip, o tie pasipikimai arba tie apsižodžiavimai, ar kokie, žinai, ten būna pabangavimai, tai tam paliktų tos, žinai, paviršiaus vandeninį bangos. Šitaip praeina, bet vis tiek tu tą ramybę, tu tą savytą ašį ir savo va tą žinojimą, kur tu esi, kas tu esi, ko tu nori. Ir kai nemaišo tau niekas to proto, kai tu įvaldai tą savo mintis ir emocijas, reguliuoji, nesitaškai ir nekaltini, fokusą kitur nukreipi. Tai va, tu tiesiog esi toks stabilus, kai tu neturi jokių lūkesčių, jokių prisirišimų, kad tau turi kažkas patarnauti ar ką nors daryti dėl tavęs, kad tu pats atsakingas už savo gyvenimą, už savo būseną, kaip tu jautiesi. Mums nereikia būti atsakingu, žinai, man atrodo, už santykius, taip, bet už savo būseną, kad tu jautiesi gerai, tu esi patenkintas, tu esi ramus ir tu neišdirginsi tos savo atmosferos aplink. Tu neišdirginsi vyro kaltinimais arba kokiu, nu, nežinau, ten priekaištingų žvilgsnių arba kokiu judesiu, kaip visada, kur neramumą jau išsignalizuoji iš kūno, ar ne? Tu tiesiog viskas Taip, gerai, bet vat tas saugi, yra, aš kad tu turi suprast, iš kur tai eina, ane, nes mes daug ko nesuprantam, daug yra perimta tų, nu, įsitikinimų, ane, tų pavyzdžių tokių perimta ir kol tu vat sąmoningai nepradedi stebėt savęs, tai ir vat gal ir supyksti, tą pyktį ištransliuoji ne ant to žmogaus. Tai va tas ir yra, kai tu eini į pokytį, kai tu susivoki, savivoka tokia atsiranda, tas sąmoningumas, tu net kitaip sureaguoji, nes tu supranti, kad galbūt tu net ne ant jo pyksti, tu tiesiog išsilieji ant jo. Ir tas emocijas tada tu visai kitaip jau reiški, nes tu supranti, kas kyla, kodėl kyla.
Ir tų pykčių net, nu, ir tokių vat priekabių net natūraliai pamažėja, nes tu suvoki. Nes tu tiesiog suvoki, iš kur tai eina ir kad, nu, palauk, nu, nenoriu aš to, jisai gal čia ne, išvis ne prie ko. Arba gal, nu, kitaip pasirenki sureaguot. Čia toks, nu, mokinimasis to sąmoningumo iš tikrųjų ir susivokimo, kas čia vyksta. Tai toks, vat, irgi tas darbas, ne, toks yra. Arba gali tiesiog iš to chaoso ir toliau varyt, arba gali pasirinkti, kad, nu, nebenoriu aš to kurti ir noriu viską pamatyti, kas čia yra pas mane, kad ir ta mano išorė mane džiugintų. Ir taip, čia apie energijas jau net nekalbėsim turbūt dabar, kaip viskas susiję ir kaip viskas veikia, jau čia turbūt per daug būtų. Jo, ten jau visai tokie kiti reikalai. Bet va, moteris mano viena paklausė, aš turėjau, kai turėjomės pokalbį ir sako, kas yra šitie įsitikinimai. Sako, keisti įsitikinimus. Sako, tai kas yra tie įsitikinimai ir kur jie randasi? Nu, tai randasi jie mūsų pasąmoniai. O tokio vieno apibūdinimo, kas yra įsitikinimai. Tai kaip programos kažkokie išmokti dalyko, išmokstame visų pirma iš savo artimos aplinkos. Ir kol mes esam maži, pas mus viskas iš vis automatų įsirašo nesąmoningai. Tai tiesiog, vat, jeigu tokio moksliško kažkokio nepaaiškinimo, tai pasąmonėje tam tokios kaip įspaudai, ne, kažkokie va tokie įsispaudę vat, dalykai yra. Gal taip jo įsitikinimai, gal ir sunku taip suvokti, jeigu tuo negyveni, ne. Tai paprasčiau gal sakyčiau išmokti, ne, kažkokie dalykai yra, kurie vat, nu, netarnauja jau. Nu, arba tarnauja, bet tai sakyčiau vis tiek dažniausiai išmokta yra. Ir kaip tu pasakytum? Man taip, pas mane buvo laikas, periodas, kai aš prisikabinėdavau prie žodžių. Ne prie pokalbių, bet pavyzdžiui, žodis, kokiu aš ten žodžiu dabar prisikabinėdavau? Tikėjimas, tikėjimas. Nu, va, ir man tokie galai tie žodžiai, tai vis tiek, kai aš mokinausi danų kalbą ir aš naudoju, tai aš išmokau pagal žodžių struktūrą, žinai, ta žodis taip, reikšmė. Tiesiog žodžio struktūra. Ir aš galvoju, nu gerai, dabar aš pasinaudosiu tuo metodu ir išmoksiu. Aš neišmoksiu, pasinagrinėsiu tos žodžius. Žinai, ir aš atradau tuose žodžiuose, kad ką mes kalbam, realiai mes naudojam automatiškai, labai daug nesusimastydami, kokius mes žodžius norim pasakyti. Ir aš pradėjau tada irgi galvoti apie įsitikinimą. Įtikinimas, įtikėjimas, žinok, vadant tiek sukau. Ir realiai aš pagalvoju, taigi mūsų mintis, jeigu mes kalbam, mes galvojam tas pačias mintis ilgai, jos pas mūsų įsistovi, kaip tu sakai, kaip ta programa, ar ne, pasąmonėj, ir tampa įsitikinimu. Ir mes galim labai lengvai įsikalbėti, bet ką, tik reikia, žinai, va tokio laiko. Jeigu aš Jo, bet tas pagrindinis, sakyčiau, vis tiek jisai ateina, nes dabar tai taip, mes galim sąmoningai ten persikurt, bet vat tie pagrindiniai, ne, nu, tai jie vis tiek iš kur? Iš aplinkos vaikas išmoksta savo artimos. Nu, po to jinai keičias, ten, nežinau, mokykla, dar kažkas, draugai. Bet turbūt tą pagrindinį, tą tokį bloką tų įsitikinimų, tai turbūt vis tik iš šeimos atsinešam. Ar pritartum, ar savo kažkokią kitą nuomonę turi? Žinai, šiam tam pasauly tų įsitikinimų, tai ojoj. Ir kiekvienoj šeimoj, žinai, tie įsitikinimai vienaip ar kitaip, žinai, aš įsivaizduoju, kitais atspalviais jie pasireiškia. Bet va, sakai, šeimoj, mama, tai šeima pagrindinis. Jie išmokti, žinai, tokiais laikotarpiais, tokiais periodais, taip
taip gyvenom. Ir dabar realiai, kai mes galim iš tikrųjų sustoti ir pagalvoti apie tai, apie tas programas, ar net tuos įsitikinimus ir keisti juos, tai mes čia turim labai tokį prabangų laiką, laiko tarpą savo gyvenimuose, ar ne? Kaip pagalvoju, laikmetį, jeigu skaičiuotume, žinai, tuos 100, 200, 300, 400 metų, ar ne, ką mes galim savo leisti, sustoti, aš jaučiuos blogai. Ir aš noriu pagalvoti, kas čia dabar su manimi yra, o ne taip čiunkšt užmerkti akis, ar ne, ir toliau varyti. Nu jo, bet čia toks pasirinkimas, ne, yra, nes daugybė tiesiog užmerkia ir toliau varo automatu. Tai tiesiog, kas sąmoningai jau pasirenka, tai kelio pradžia ir labai smagu už to žmonės. Taip, tai džiaugtis Vien. Džiaugtis reikia ir džiaugtis tais, kurie nepasirinka ir toliau gyvena, kol... Nu taip, viskas gerai yra. Viskas Kas gerai. yra Nėra gerai. blogo. Kol tarnauja, tol gerai. Nebetarnauja, nori pasikeiti ir gyventi toliau. Nesvarbu tik neįsisukti tam negatyvumo rate ir nieko nematyti ir nieko negirdėti. Nu, bet čia sprendimas kiekvieno yra. Jeigu taip nuspręsta, tai, nu, tai vadinasi yra gerai. Bet aišku, aš tai linkėčiau. Tu mes... Eit vis tiek kitą kokybę. Žinai, mes kaip patyrusios du gyvenimo tas polius, ne? Viena taip, kita taip, jau mes turim ir galim su kuo palyginti iš savo patirčių, ar ne? Kad realiai verta. Tu turi Sonata grupę, ar ne, susikūrus? Kur tave ten galima rasti? Taip, turiu Facebook grupę. Taip, sakau, turiu Facebook grupę Sonata saviugda moteriams, galėsi po šio laivo, jeigu leisi tavo namus, užeit, paliksiu nuorodą. Palik savo daiktus. Prisijungti į biškį paliksiu lagaminą. Ypač tas moteris, jo kviečiu, kuriom rezonavo, kurios išgyvena tą kontrolę milžinišką, kurios jaučias vienišos, nesuprastos, tas toks nepasitenkinimas ir zlumas ir užsisukimas ir kurios nori išeiti iš to. Nes aš apie tai. Kokia, palauk, prasiklausau, kokia tavo grupė tenai pavadinimu? Sonata saviugda moteriams. Tai kelsim nuorodą, nes net nežinau, turbūt kažkai ar paieškoti taip rastum. Niekada nebandžiau. Nu, aš bandžiau. Galima rasti. Ai, galima. Prisidavau, galima rasti, aš bandžiau. Na, labai faina buvo Sonatas tam susitikti. Ir man labai smagu pasidalinti ir labai tikiuosi, kad kam reikėjo, kaip suprantama, mes negalim pasakyti už kitą, kad skirkis ar gyvenk, tiesiog tai yra sprendimas. Sprendimas, kokius santykių, kokios kokybės noris ir kaip noris toliau gyventi. O mes esam čia tam, kad prireikus pagalbos, jeigu jūs vienas ar vieni matot, kad jūs vienas matot, kad eina pamažu arba ko nors nesupranta, Sonata ir aš mes esam, žinokit, esam, galit kreiptis. Dėl jūsų. Dėl jūsų. Turim. Ne juokais, iš tikrųjų. Jo. Palauk, tu turi dar 30 minučių nemokamą pokalbę, ne? Kaip tu ten? Taip, kas nori pasimatuoti, ne, tą darbą su manim, kaip tai vyktų, susipažinti artimiau, tai taip galima registruotis 30 minučių nemokamam pokalbį. Tai ir pas tave tas pats, taip? Jo, pas mane ir tas pats. Kam rezonuoja, kas nori, ar pas Vilmą, ar pas mane, tai laukiam, kviečiam, prisijunkit. Jo, registruokit. Ir tik į priekį. Jo, pas Sonatą ar pas mane ramybės erdvė su Vilma. Laukiam jūsų. Gali čia prisiregistruoti, pasiprašyti ir į grupę pasekti mūsų pasidalinimais ar ne mintim.
suvokimais ar dar ko nors. Mažu ką gali būti tų aha momentų ir atpažinti save ir ką. Ir tai gera. Gerai. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, kas buvo su mumis. Ačiū tau, Sonatėlė. Ačiū Vilma, ačiū visoms, aš vis tiek moterim kalbu, tai vyrai kaip ir kalbas, biški diskriminuojame. Tai dėkoju, kas dar klausys, kas žiūrėjo ir visoms tos ramybės, meilės ir tą džiaugsmą gyvenimą. Mes to vertos. Jo, mes vertas visako geriausio. Gerai tada. Ačiū visiems. Linkėjimai ir ate. Iki. Ate.